Teroristiniai, taip vadinamų taikių protestuotojų išpuoliai. Atėjo metas atskleisti masinių informacijos priemonių melą, kad apgautų žmonių sąmonę pasiektų tai, kad MIP melas turi didžiulį svorį. Kijevas. Šališkas oficialių MIP nušvietimas apie demonstracijas Ukrainoje daugelį verčia rašyti mums į Klagemauer TV ir prašyti pagalbos. Pirmiausia, atsuksime įvykius šiek tiek atgal. Laikraščių antraštės. Pasaulis negali ramiai stebėti, kaip diktatorius naikino savo tautą. Bild.d. Vykdoma Janukovičiaus kaltinama masinėmis žudynėmis paieška. Blik. Taip sukuriamas Janukovičiaus kaip diktatoriaus bei masinių žudynių organizatoriaus paveikslas, vyraujantis vakarų sąmonėje. Mes buvome įvykių vietoje ir šiandien norime jums parodyti ypatingus vaizdo įrašus, paneigiančius MIP propagandą. Tuo metu, kai apsaugos tarnybos užsiėmusios tik teritorijos apsauga, protestuotojai ištisas dienas stengiasi juos nustumti ir aršiai atakuoja. Taip vadinami taikus protestuotojai nepailstamai daužo lazdomis, mėto apsauginius akmenimis, purškia dujomis bei kitais chemikalais jiems į veidus. Taip vadinami taikus protestuotojai svaido apsauginius grindinio akmenimis ir viskuo, kas tik pakliūna po ranka, laidomi Molotovo kokteiliai bei kiti degus mišiniai, kas sukelia spec tarnybų įtūžį. Tačiau jie atkakliai laikosi savo apsauginės pozicijos, demonstruodami neįtikėtiną kantrumą. Tai nedviprasmiškai rodo, koks įsakymas buvo duotas vyriausybės. Tačiau bulvarinio leidinio Bild.d žurnalistas Paulis Rothheimeris rašo: įvyko tai, apie ką vis įspėdavo Vitalijus Kličko, kruvinas susidorojimas, kurį vykdo Ukrainos prezidentas. Šis vaizdo įrašas įrodo, kad tai yra pats tikriausias MIP melas. Šie kadrai liudija, kokie buvo aukščiausios valdžios įsakymai, kuriuos vykdė apsaugos tarnybos. Atkreipkite dėmesį į tai, kada milicininkas ruošiasi paliesti protestuotojo teroristo ranką. Jį patys staiga už rankos griebė jo bendradarbis ir įtraukė atgal į susijungusių apsauginių gretas. Tai yra neginčiamas įrodymas, kokie įsakymai buvo duoti iš prezidento Janukovičiaus pusės. Kaip įrodo kiti vaizdo įrašai, užsitęsusi krūviną susidorojimą, pradėję teroristiškai nusiteikę protestuotojai, spec tarnybos visas atakas atrėmė su dieviška kantrybė ir ištverme. Čia matome, kaip teroristai po kelių bandymų išplėšė apsauginį iš susijungusios spec tarnybų grandinės. Jie nuplėšė jo ekipiruotę ir sumuša. Iškyla klausimas, kuogi nusikalto šis žmogus ir jo tarnybos draugai, kad protestuotojai su jais taip elgėsi. Argi šis sumuštasis nėra savo motinos sūnus ir galbūt vaikų tėvas? Vyras, kuris, kaip ir kiti, savo darbu besirūpinantis savo šeimos išlaikymu. Tačiau MIP įžūliai meluoja toliau, be to susitarė tarpusavyje. Spiegel Online pranešė, kad JAV smerkia Ukrainos vyriausybės nutarimą pulti taikius protestuotojus, spec tarnybų pajėgomis, buldozeriais ir lazdomis. Bet kiti kadrai atskleidžia akiplėšišką Spiegel Online šmeižtą. Pažiūrėkite patys, kas prieš ką eina su buldozeriu. Tuo metu, kai spec tarnybos ištikimai stengiasi sulaikyti protestuojančiųjų minias, ant jų važiuoja buldozeriu, mėto grindinio akmenis ir degius skysčius.
Taikos apaštalas Obama tuo metu pamokslauja. Vašingtonas tikisi, kad Ukrainos valdžia susilaikys nuo smurto taikių protestuotojų atžvilgių. Tiksliai pastebėta, ponas prezidente, bet čia iškyla kitas klausimas. Ar ponas Obama leistų, jei taikus protestuotojai ištisas dienas mėtytų jį ir JAV ugnimi ir žiauriai su jais susidorotų? Ar jis neįsakytų sustabdyti teroristinius veiksmus? Liudininkai praneša, kad būtent JAV lygi šiol organizavo ir finansavo šiuos teroristinius veiksmus Ukrainoje. Saugumo pajėgų bei spec tarnybų, karininkų, sąjungos duomenimis, opozicinės grupės vyriausybėje nuolat finansuojamos. Nuo betvarkės Maidane pradžios kiekvienam aktyvaus pasipriešinimo vadovui buvo pažadėta $200 į dieną kiekvienam aktyviam kovotojui ir dar papildomai $500, jei grupė sudaro daugiau nei 10 žmonių. Koordinatoriai turi gauti iki $2,000 į dieną už protesto aktus, su sąlyga, kad pavaldi grupė privalo pulti saugumo organus bei valstybinės įstaigas. Liudininkai sako, kad pinigai diplomatiniais kanalais teka į JAV atstovybę Kijeve. Iš ten į nevyriausybinių organizacijų Laisvė bei Tėvynė centrinius biurus. Kalbama maždaug apie $2 milijonus JAV į savaitę. Liudininkai pasakoja. Žinote, kaip mes juos vadiname? Laukiniai tipai. Jūs tikite, kad jie tai daro už dyką? Ne, jie tai daro už pinigus. Ir kaip jūs galvojate, kas moka? Jiems moka JAV. Žmonės eina į Maidaną kaip į darbą. Jie suvažiuoja iš skirtingų miestų. Žinau, kad protestuotojai gauna $25 į dieną. Mano 8-metis sūnus pradžioje irgi eidavo ir jam už tai mokėjo, tačiau visa tai niekada nebuvo taiku. JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Victoria Nuland pasakė, kad JAV išnaudoja $5 milijardus Ukrainos demokratizavimui. Kam buvo naudojami šie pinigai? Vis labiau atrodo, kad didžiausia šios sumos dalis buvo investuota į Ukrainos destabilizavimą. Ar destabilizacija yra JAV demokratijos sinonimas? Agentūra Reuters atsidūrė didelių melagių sąrašuose. Federalinė vyriausybė išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainos apsaugos organų veiksmų prieš taikius protestuotojus. Ką tokios agentūros visame pasaulyje turi omenyje sakydamos taikus protestuotojai? Po to, kai Ukrainos saugumo pajėgos kiekvieną dieną buvo statomos į pavojų, ir tai įrodyta, kad prieš jas buvo vykdoma agresija akmenų, lazdų, sprogmenų, Molotovo kokteilių pagalba. Laikraštis Berliner Zeitung pagaliau pranešė, šeštadienio rytą policija jėga išvaikė demonstraciją nepriklausomybės aikštėje. Mainstreamo žiniasklaida atrodo tik ir laukia šio momento. Tik tai nuo šio momento ji atsuko savo kameras į policininkus. Tačiau, kad tai yra savigynos veiksmai, masinės informacijos priemonės sąmoningai eilinį kartą nuslepia. Vasario 20 dienos Zeit Online pranešė apie JAV pasipiktinimą dėl Ukrainos saugumo pajėgų šūvių į protestuotojus. Bet kas į ką čia šaudo? Akivaizdu viena, kad ginkluoti opozicionieriai čia jaučiasi tarsi žiauraus kompiuterinio žaidimo herojai. Jie neskubėdami užsitaiso ginklus ir šaudo iš pasalų. Ar jie nors šiek tiek nutuokia, kad yra ne žaidime, bet griauna realius žmonių gyvenimus? Gal jie jau nebesugeba realiai vertinti savo veiksmų? Galbūt tai dėl žiaurių, artimų tikroviai, kompiuterinių žaidimų? Apie tai jau pranašavo bent keli susirūpinę mąstytojai.
Besiginantis policininkai apšaudomi ištisomis valandomis. Štai čia nuo policininko skydo atšoka kulka, tuo metu, kai policininkas naudojasi tik minimaliomis priemonėmis, siekdamas sustabdyti teroristus, o tai ir yra pareiga valstybei. Gerbiami žiūrovai, šios siaubingai prieštaringos, iškreiptos informacijos neįmanoma apeiti, todėl, kad visus šios įvykius ištisomis dienomis stebėjusios MIP sąmoningai ir kryptingai slėpė nuo tarptautinės bendruomenės. Nebūtina žinoti, ar teisinga Ukrainos politika, kokia valdžia, sena ar nauja, yra geresnė. Viena nekelia jokių abejonių. Ir tai išryškėja visu aiškumu, kad MIP susivienijusios meluoja. Jos skelbia netiesą. Kalbama apie MIP suokalbį, apie sąmokslo, o ne sąmokslo teorijos faktą, kaip kiti elgiasi ir Spiegel.d, Tagesspiegel.d, Reuters, Tagesschau, SRF, 20 minučių, Berliner Zeitung, Welt.d, Stern.d, Finanzen.net, Bundesregierung.d ir taip toliau. Kodėl MIP akivaizdžiai slepia nuo visuomenės tokią svarią informaciją? Kodėl jos aplamai propaguoja šmeižtą? Toks tikslingas informacijos apie tikrąją padėtį iškraipimas turėtų būti įvardintas kaip karo kurstymas, kurį būtina sustabdyti. Čia reikalinga prokuratūra. Ar ji imsis priemonių? Ar ji pagaliau imsis priemonių? Jei saugumo pajėgos, ilgai stovėjusios ir laukusios, imasi savygynos, tai tautose eskaluojama kaip diktatoriškos masinės žudynės. Tai turi būti įvardinta kaip sunkus nusikaltimas prieš Ukrainos vyriausybę bei tarptautinę bendruomenę. В прямому ефірі. Не перекручуйте все, несіть правду людям. Всі українці повинні зараз об'єднатись раді спасіння держави, спасіння її. Gerbėmieji žiūrovai, visų šitų faktų akivaizdoje kalbame ne apie pasaulinio sąmokslo teoriją, o apie realų sąmokslą. Nelikite pasyvūs esant tokiai padėčiai ir dalinkitės tuo, ką išgirdote ir pamatėte. Platinkite tai toliau. Bet koks jūsų prisidėjimas jau pagalba. Tačiau bet koks pasyvumas stiprina karo kurstytojų valdžią.